Garbė Jėzui Kristui, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolanki aukščiausiojo tarnaitė, kuri pažinai jau nuo širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į tave 3-ojo tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystiai, save išpildome pagal dieviškai planą. Sveikinu Jūs, atvykusius į gavėnios kelionės pabaigą. Šiandien paskutinė gavėnios diena, rytoj prasideda didysis tridienis. Taigi šiandien laikas peržvelgti į mūsų kelionę. Tai, kaip ją ėjote, tai, ką atradote, tai, ką supratote, tai, ką pasisėmėte ir dėl ko apsisprendėte. Žvelgiame į nuostabų slėpinį, tai yra mūsų atpirkimą ir mūsų išganimą. Šias 3 dienas, ypatingai aš manau apie tai galvosim ir mąstysime, švęsdami paskutinės vakarienės mišias, švęsdami kryžiaus išaukštinimo pamaldas ir savaime aišku Velyknaktį. Naktį iškilmę, kurioje skelbima, kad Kristus prisikėlė, kad Kristus prisikėlė dėl mūsų. Tikiuosi, kad tas išlaisvinimas iš įsipareigojimų, kurį buvote priėmę šiai kelionei, tai yra 3,5 valandos maldos už pašaukimus, nepleis jūsų ir toliau. Galbūt bus tai nebe 3,5 valandos, galbūt ne visą laiką bus prieš švenčiausiąjį sakramentą, bet tebūnie malda už pašaukimus lieka jūsų gyvenimo dalimi. Savaime aišku, labai svarbu būtų, kad melstumėtės ir už kunigus. Melstumėtės už kunigus, kad eitume šventumo keliu, kad ištikimai tarnautume jam ir tarnautume jums. Kad padėtume jums keliauti išganimo keliu, labiau pažinti Dievą, labiau jį mylėti. O kad iš to, kaip mes mylėsime vienas kitą, pasaulis dar labiau pažintų, kad esame Dievo vaikai. Užsidegtų troškimu tapti jo vaikais, užsidegtų troškimu ateiti pas jį. Sveikinu visus, kurie įveikėte kelionę. Galbūt suklupote. Ne visą laiką išlaikėte tą įsipareigojimą, kurį buvo davę, o galbūt ir išlaikėte. Bet kokiu atveju, kiekviena malda, kiekviena minutė praleista prieš švenčiausią sakramentą tikrai duos vaisių. Tikėkime Viešpačiu. Taigi, dar kartą dėkui, kad keliavote kartu. Labai tikiuosi Jūs pamatyti ateinančią savaitę. Jau nuo penktadienio Dievo gailestingumo šventovėje mes kartu giedosime gailestingumo noveną, ruošdamėsi gailestingumo sekmadieniui. Na, o sekmadienį pradėsime švęsti gailestingumo savaitę. Ir visą savaitę su gausybė svečių mes garbinsime Dievą ir eisime link jau 24 gailestingumo sekmadienio. Taigi labai tikiuosi, pagal galimybės apsilankysite ne vieną kartą šventovėje, o kas gyvenate galbūt kažkur toliau, tai žinote, kad kasdieną 24 valandas per dieną galima įsijungti transliaciją ir internetu ir taip būti ir švenčiausio sakramento adoracijoje ir mišiose. Jeigu dar nesate to padarę, tai taip pat noriu priminti, kad galite užrašyti intencijas gailestingumo savaitai, būdami šventovėje gyvai ir atnešti į zakristiją, o internetu per mūsų internetinį puslapį gailestingumas.lt. Jūsų intencijomis melsimės visą savaitę, pradedant nuo Velykų sekmadienio 12 valandos iki pat gailestingumo sekmadienio 22 valandos. Būkite palaiminti, būkite džiugus ir prisiminkite, kad Dievas mus atpirko. Dabar reikia tik tai tam atpirkimui leisti labiau veikti mumise. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.